Labą dieną. Šiandien mes norėtumėm... Šiandienos laida yra Ką tu manai? Ir su tema Justės žurnalas. Taip. Mes pakviesime į sceną Peršnikovę. Jau aplodismentai. Taip. Dabar pažiūrėkime ją. Jis sėdi čia. Ar jūs išleidote Justės žurnalą? Taip. Taip. Koks buvo naujausias pavadinimas Justės? Ai, žinot, kaip pats aš turiu žinoti. Kaip tu myli. Aišku. Gerai. Ar pažįstate šitą merginą? Aš tai tikrai taip. Ji mano klasiokė. Edita Maharacha. Tai ne Maharacha. Negaliu skelbti, tu pakeisi. Aš prisipažįstu ir galiu pasakyti, kad man ji nepatinka. Taip. Taip. Kokia tema buvo čia? Aš jums paskaitysiu. Ar žinojate, kad iš Moshi Monsters pašalino Lady Gugu ir Justino Bieberio mošlingą? Dėl to, kad Lady Gaga netgi padavė į teismą dėl šitos mažos lėlytės. Žiauru. Tada meilė. Tada šukuosenas. Tada istorija, tada apie tave. Tada mamyčiukai, kaip jie atpažinti. Taip. Mes labai mylime šią laidą ir taip pat Justės žurnalą. Dabar mes kalbėsime su prašnekove. Ai, kad tai myliu. Taip. Nu, papasakosite. Krakera, jūs rašote Justės žurnalą? Taip. O ar įdomu rašyti? Ai, kaip šiukai bilietai tas pats. Aišku. Ar patinka priedai prie žurnalo? Kokie? Priedai. Ar patinka? Taip. Žiūrovo? Tau. Šūdas visokie. Jeigu pati kuria, tai dar šūdai? Kad neturiu darbo. Ai, ar jums graži šita mergina? Kaip tu myli? Tai... Ne, fui šitą bjaurybę kažkokį. Ar jum taip pat? Klaustukas. Jo. Taip. Tai papasakokite. Kaip jūs susipažinote su žurnalu? Ai, žinot, kaip savyje susipažinti? Labas lapas, šimtuko. Gerai, mūsų pokalbių laida tuoj baigsis. Tad mes turėtume pareklamuoti. Justės žurnalas, Justė Justina, mes mylim Justiną, Justė Justina, Justė Justina, Justė Justina. Evita Rabaitė, Justus nemyli, džiugas paliko ją, džiugas paliko ją, nors aš nepažįstu nei džiugo, nei Evitos, aš vis tiek jos. Bye bye.